Sveiki! Šios pamokos tema – mokytis klausytis ir sekti lietuvių pasaką Seneliai ir pupelė. Taisyklingai tarti ir rašyti žodžius, kurių gale rašomos nosinės. Lietuvių pasaka Seneliai ir pupelė. Gyveno senelis ir bobutė. Turėjo senelis žirnelį, o bobutė pupelę. Pasodino bobutė tą pupelę palovį. Pupelė augo, užaugo lig lovos ir pradūrė lovą. Paskui užaugo lig lubų ir lubas pradūrė. Vėl augo, užaugo lig šelmens ir pradūrė šelmenį. Šelmuo stogo viršus. Štai. Paskui užaugo lig debesų ir pradūrė dangui skylę. Tada senelis ir bobutė pradėjo lipti pupelės stiebu į dangų. Bobutė pirmiau bėga, o senelis paskui skuba. Lipo ir įlipo. Stabtelėkime ir aptarkime tai, ką perskaitėme. Ką turėjo senelis, o ką bobutė? Kaip augo pupelė? Į šį klausimą atsakyti tau padės štai šis piešinys. Pasodino bobutė pupelę palovį. Pupelė augo, užaugo lig lovos ir pradūrė lovą. Tada užaugo lig lubų ir lubas pradūrė. Vėl augo, užaugo lig šelmens ir pradūrė šelmenį. Paskui užaugo lig debesų ir pradūrė dangui skylę. Štai pradūrė dangui skylę. Pagalvok, kodėl kartojami žodžiai augo, lipo. Nepamiršk, kaip rašomi žodeliai, kurie atsako į klausimą ką. Lova, pupelę, žirnelį, dangų. Skaitysime toliau. Nuvargę po tokios ilgos kelionės, seneliai pasiprašė Dievą priimti juos naktigulto. Naktigulto reiškia nakvynės. Dievas liepė gulti į lovą ir prigrasė, kad neliestų jo ratelių, kurie buvo pastumti į palovį. Kai tik senelis užmigo, bobutei parūpo pasižiūrėti, kokie Dievo rateliai. Išsitraukė juos iš palovio ir įsėdo. Rateliai tuoj dar ėmė važinėtis po visus namus. Nubudo ir senelis. Ėmė bėgti iš paskos ir šaukti, palauk žbobut. Bet niekaip negalėjo ratelių pavyti. Jie tol važinėjo, kol sutrupėjo. Ėmė abudu seneliai ratelius taisyti, bet nieko nepadarė, verkė abu atsisėdę. Jiems taip besėdint gaidys užgiedojo. Pagalvok ir atsakyk į klausimus. Jie tau padės suprasti tai, ką perskaitėme. Kur Dievas paguldė senelius? Ką jiems uždraudė?
Ką padarė bobutė? Ką šaukė senelis? Kas atsitiko rateliams? Rateliai nedidelis gražus vežimas. Pagalvok, kas atsitiko gaidžiui užgiedojus. Sukurk šiai pasakai pabaigą. Įsidėmėk, kaip rašomi žodžiai dievą, palovį, ratelių. O dabar pasimokysime pasekti pasaką. Lietuvių pasaka Seneliai ir pupelė. Aš skaitysiu sakinio pradžią, o tu pasakyk sakinio pabaigą. Seniai, seniai gyveno. Jie turėjo bobutė pupelę, o ta pupelė užaugo iki lovos ir paskui pupelė užaugo net bobutė ir sako seniui: seni, seni, kirs klubas. Ir senis pupa vėl augo ir užaugo iki stogo. Bobutės paprašytas senis pupa toliau augo ir sumanė seneliai po tokios ilgos kelionės seneliai Dievas na štai, prisiminėme pasaką, dabar liko atlikti pratybų užduotis. Pratęsk naują pasaką apie senelius ir žirnelį, įsivaizduok, lygi ko žirnelis galėjo užaugti. Nuspalvink piešinį. Seneliai ir žirnelis. Gyveno senelis ir senelė. Turėjo senelis žirnelį, o senelė pupelę. Pasodino senelis žirnelį pasuolėje. Žirnelis augo, užaugo lig suolo ir pradūrė suolą. Paskui užaugo lig lango ir pradūrė langą. Vėl augo, užaugo lig tvoros ir tvorą pradūrė. Vėl augo. Taigi pratęsk, kaip buvo šioje pasakoje toliau. Pirmo pratimo tekste rask ir pabrauk žodžius su nosinėmis raidėmis. Įsižiūrėk, kur jos rašomos. Štai čia ieškok žodžių su nosinėmis ir juos pabrauk. O tada išrašyk pabrauktus žodžius. Štai čia parašyk, ką dar žirnelis pradūrė. Nosinės raides nuspalvink. Visi kartu parašykite pasaką be galo tokią ilgą, kad ji galėtų patekti į rekordų knygą. Kiekvienas rašykite atskirame lape, paskui suklijuokite į juostą, nepamirškite sugalvoti pavadinimo. Seku pasaką, rijo vilkas ašaką, ilga kaip smilga, aukšta kaip šaukšta, stora kaip tvora, rijo, neprarijo. Vėl rijo vilkas ašaką, ilga kaip smilga, aukšta kaip šaukšta, stora kaip tvora,
rijo, neprarijo. Prisiminkime, ašaka smulkus žuvies kaulas. Taigi tu gali perrašyti šią pasaką tiek kartų, kiek pajėgsi, arba sukurti savo pasaką be galo. Pakartokime, kaip rašosi T didžioji, F didžioji ir parašykime šiuos žodžius: Tomas, Fausta, ferma. Sėkmės atliekant užduotis.